Man atrodo, tas 6 mėnesių. Šiek tiek emocijos papasakokit, koks jausmas to leopardo važiuot, nežinau, čia pirmas, ne pirmas jums pasivėžinimas toks buvo? Leopardo pirmas. Teko, aišku, lietuviška technika, lenkų krabais, bet leopardo pirmą kartą, ką galiu pasakyti, galingas tankas, vidaus įranga, saugant įgulą. Turiu pasakyti, nes tikrai ir ukrainiečiai patys liudija, kad leoparduose jie išsaugodavo savo įgulas net ir tiesioginių pataikymų metu. Ir žinoma, šie tankai, kaip ir kiekviena ginklų sistema, reikalauja reguliaraus aptarnavimo. Tai juos reikia prižiūrėti, atkurti, jei kas mūšių metu buvo sugadinta, bet kaip ir rodo šita patirtis, tai įmanoma padaryti.